Sveiki, Gintaras iš anglų kalbos kursai.net. Noriu labai trumpai paaiškinti tiems, kurie norės gauti nemokamą pamokų komplektą iš rinkinio Power English. Kaip tai padaryti? Tie, kurie paklius į Effortless English Lithuania puslapį, pamatys Free Lessons. Įvedus savo elektroninio pašto adresą reikia spausti mygtuką Get Free Lessons Now. Ir tada jūs pakliūsite į 7 pamokų užsakymo puslapį. 7 nemokamų pamokų užsakymo puslapį. Čia reikės dar kartą įvesti savo elektroninio pašto adresą į šitą laukelį ir patvirtinti. Tada jūs gausite 7 nemokamas pamokas apie tai, kaip efektyviai mokytis anglų kalbos. Ir tik po to, tai bus po savaitės, gausite rinkinį iš Power English. Dabar šita seka yra labai svarbi. Jeigu jūs užsisakysite tik 7 pamokas čia, rinkinio iš Power English negausit. Tam, kad jį gauti, reikia ateiti iš šito puslapio. Čia įvedame savo elektroninio pašto adresą ir tik tada keliaujame užsakyti 7 nemokamų pamokų apie mokymosi technikas. Šita seka yra labai svarbi. Pirmiausia ten, po to automatiškai būsite nukreiptas į šitą puslapį. Po to, kai užsakysit 7 pamokas, jūs gausite į savo pašto dėžutę kiekvieną dieną po 1 pamoką. Dabar, kaip tas pamokas atsisiųsti į savo kompiuterį? Šitas dalykas yra šiek tiek komplikuotas, kadangi ten mes nematome įprastų žodžių arba mygtukų, kuriais jau mokame naudotis. Taigi einam pasižiūrėti, ką ten reikia veikti. Po to, kai mes gauname į savo pašto dėžutę laišką iš AJ Haug, atsidarom jį ir matome nuorodą. Čia pavyzdys yra 6 taisyklė. Spaudžiam ant šitos nuorodos ir pakliūname į šitą puslapį. Čia mes galime žiūrėti video ir čia yra žodis download. Tik tai neaišku kur. Galbūt kai kam bus neaišku kur spausti ir ką, kad jį atsisiųsti. Taigi, norint atsisiųsti podcastą, tai yra audio failas plus PDF failas, tekstinis, reikia spausti čia. Čia parašyta, kad reikia klausyti. Iš tikrųjų, čia yra atsisiuntimo nuoroda. Spaudžiame dešinį pelės klavišą ir Save Link As. Čia paspaudę, išsisaugome. Štai failas keliauja. Dabar tie, kurie naudojasi kitom naršyklėm, čia aš rodau Firefox'o pavyzdžių. Google Chrome'as taip pat ten turi tokią pat komandą. Dar kartą parodysiu. Google Chrome arba Firefox turi va tokią eilutę Save Link As. Dabar tie, kurie naudojasi Internet Exploreriu, paspaudę ant šitos nuorodos dešinį klavišą, pamatys Save Target As. Šiek tiek skiriasi komanda. Kurie naudoja Opera, pamatys dar kitokią eilutę. Čia bus parašyta Save Link and Content As. Taigi, naudojant skirtingas naršyklės, spaudžiame panašias, bet šiek tiek besiskiriančias komandas, norėdami išsisaugoti šitus failus. Kai failą jau turime savo kompiuteryje, jis yra suarchyvuotas, jį reiks išarchyvuoti ir išarchyvavę mes ten rasime viduj 2 failiukus. Tai yra MP3 failas, kurį mes galime klausyti, ir PDF failas, kurį mes galime skaityti tuo atveju, jeigu nesuprantame, jeigu mums ta kalba yra per sunki. Arba jeigu randame nežinomų žodžių, norim sužinoti, kaip jie rašomi, ką jie reiškia, susirandame tuos žodžius šiame transkripte
ir galime juos išsiversti. Taigi tiek apie tai, kaip atsisiųsti nemokamas pamokas į savo kompiuterį, kaip jas ten išsisaugoti. Dar kartą primenu, kad labai svarbi yra seka. Pirmiausia, pirmas žingsnis yra užsakymas čia. Šitas užsakymas reiškia, kad jūs gausite 7 nemokamas pamokėlės apie tai, kaip mokytis, ir po to, tik po to, po savaitės gausite pamokų komplektą iš Power English. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Gintaras Akulevičius, anglų kalbos kursai.net. Iki kito karto.